Nu ką, sveikučiai? Ne, atsigulti negalėsi. Turim tokią transportą. Sodybą. Taip. Lėksim. Biškį iki laukų nuvažiuosim ir parvažiuosim. Ne? Važiavo į veterinariją. Tiem mūsų keturkojam valgyt nupirkti ir paėmė porą bambuliukų paukščiukam. Va, taip, užkabėk jau ant šakutės atsitūps. O kita kitam gale. Lesiaus. Jie ant tų pačių bambuliukų atsitūps. Va, toksai. Lesaliuks. Eglė, sėsit judves į kantų šitų gerai, tėtis patemsius. Ne, aš sėsiu čia, sėsiu gerai. Bet tai žiūrėk, čia sėsi, čia abidvi tilpsit, jums nebus užpakaliui šalta. Nebus Nu, šalta. jie abidvi Gal liks. netidėk į pakėpą. Ir dar galiu paties dėkį po užpakaliu, dar bus šilčiau. Į minkščiau bus įdėt. Aš ten noriu sės. Ant anų bus šalta užpakaliui. Čia su anuo reik nuo kalnų čiuožinėti. Na, o su šitas tai čia eisim pasivaikščioti į laukus. Gerai? Gerai. Aš noriu čia Čia vidman važiuoti. reikia. Ryškius vaikšto. Tai kudį tau yra šalta? Kur tau darbiniais? Nu kur, nesibaisus tus, net padėjau įskalbt truputžiai, Ai, pamiršau. cementiniais, Nu. ne? Tai nusipurdyti reikia. Na gerai, tada einu aš taip. Tai vaistas sutraukęs, kai Tai ten stumsi gerai. temsim, eisim tauliau, taip. Mama. Eisim pasituoj, važiuosim, tuoj tėtis ateis. A ten toli stumsim. Taip. Toli? Tai va, šiandien šis savaitgalis turbūt toks biškai bus bimbam. Ne, tu nevažiuosi. Buvom nusiteikę garažiuką griauti, bet turbūt negriausiu. Griausiu. Kitą savaitgalį griausim. Eglytė, tuoj palauk, tėtis ateis ir eisim. Paskui eisim pasibaigti elektras, trifazių laidą, prasitempt lempą pasikabyti ant namo. Nuo judesio, kad atvažiavus įsipliekstų. Staigiai tik netemk. Taip telniką nugris. Sėdame pirštinaitas. Užteks, ne? Nu, kaip jis mėjasi? Tu, tai stabdžius, ką žinai, kirt, ne? Ne, pakei. Tu vairuosi, tu, tai. O, ne. Nu, laikykis. Jie tokia, tai įsaudinai čia saklausai. Na tai. Oi, koks puikus oras, jokio vėjoko. Laikai susėsys, ne? Jo. Mūsų Maša, girdėjau, kniaukia. Palikom vieną kieme. O čia kaimynų šuniuks. Mūsų tukelis nusiženklys. Lūžta ledas. Mama. Provižiuose ledas. Tai kai eini, traška. O, kiek kojyčių. Kiek kojyčių tuose laukuose. Ant spaudukų kojyčių, tiksliau. Kanopikių. Aš ne tik kanopikių, čia turbūt į zuikiai teršia. Kažin, gal mes į rotulius pasieksim? Gal mes į rotulius pasieksim? Te turbūt, kur tie medžiai, ne?
Na, sėsk, mamok. Va, visas savo 3 mergas. Koją susikelkit, va. Telpat. Na, varom. Biškai greičiau gal, ne? Pageidaujat gal. Varom, varom. Na, pamojojam. Na. Va, kaip toli nuėjom. Tai dabar pėdysim. Aslido, ant ledo. Pėdinam link namų, da kol pareisim. Kaus reikėjo. Na, sutaisyti reikėjo, kavikis. Maša! Maša! Šiandien. Kur vedė? Na, ateik, Maša. Laukia mūsų, ne? Tokia per tą skylę lenda, ne? Gerai. Varom tiesiai. Einat per aplinkui? Ja. Eikit per aplinkui. Aš kertu. Eik tu pelnum tiek, kur verausi, tai čia gali užsiverst. Nematyt, kai apsinegi. Aš čia, mėjytė, aš niekur nedingau. Čia, aš čia. Nu ką, čia jau ledinukai, galėsiu nusiskabyti, nusikarpyti avietes. Eik į verandą, draugės. Laukėlis mūsų. Čia kur ta mūsų žmonikė ateina. O tu matai šiltai? Ne, kas te darbs. Jau te urvai vieni. Kas šį? Nesupratau. Sudrapalina. Tai kas šitie padarė? Tai buvo tik skylutė maža. Panorėjai ten, panorėjai. Tai vadinas, reiks lysteles nusimti vėl tą patį daryti. Tai čia tik šičia. Na. Nesupratau. Aš tikrai per tuos koteruose susiversi. Aš tai guminę susidėjau. Ką mes čia darom? Mes čia darom, pasimatuojam daugmaž, jeigu prūdai įsikasam, kiek lieka nuo žemės. Tas irgi plius minus šiandien nepasimatuosim taikliai. Kiek ruletė ilgio? 50. Ai, 50. Nu gerai, aš... Kočiuk, kočiuk. Nu tai jo, tu sakei, kad kažkur apie 30. Greičiau, greičiau, greičiau. Gerai, pastauk čia tiskojate.
Tai dabar tiksliai įsimatuosim, koks plotas lieka. Ir žinosim, kiek žemės laisvos turim. Mes turim tokią mintį, pamąstymą, kad sodybą registruot kaip ūkį. Kaip ūkį ir paskui... 7 metų. 87. Ateik dabar iki kuolo. Ir paskui... Šį kursus prasėt, mokymų. Mokslų kažkokių tokių ir tą planą susigalvot, ką mes norėtume realizuoti čia, tai galvom prie Danielius ir kažkokias paramas, bet greičiausiai Yra bežius čia. Taip stok, palei šonį kraštą. O tai, kur kuolas yra. Eik tenais. Ai, bendrai koks skirtas yra. paramas žiūrėtis, rašyti. Bet reikia viską labai apgalvoti, nes tai reikalų tai yra. Man labai domimės tuo, skaitinėjam, klausinėjam. Tai va, tai tą planą gali prirašyti. Tai ten visko, bet tai reiks ir parodyti. Ar tu tai vykdai, ar tu tai realizuoji ir keliesi į viršų su tuom. Va, tai reikia gerai apgalvoti. Aišku, turėtume mes ką tą planą prirašyti, teikiant paramai. Viską reikia apsigalvoti protingai. O, nuo ąžuoliukų, tai tą kampą, tai čia tada medžius. Čia prisisaudytumėm tų medžių. Čia tą kampą dar įvarytumėm. Ar čia prūdą užsukt? Nežinau, čia kaip tas kasėjas pasakys, nu, tai su juo čia tarsi įsižeis, jisai jau labiau mato, kaip ką geriau daryti. Nes koks, kaip jisai jau matys, kiek tas 10 arų prūdas, kaip jį geriau padaryti. Nes tai, jeigu matai, 6 arai gaunas. Tai dar skaitykim. Trečdalis, dar kiek tą duos palei langus. Atlėjo, tai gal vėjas išdraskė kažkoks, vyks vėjas. Nes čia realiai galėtumėm tada medžių prisaudyti. Arba dar mintį turėjau padaryti, nu čia tą paveisinę. Pastogę, na. Ką? Pastogę. Nu, pastogė čia. Bet irgi dar toks kvailas man dalykas skirtas, kad jeigu važiuosiu su traktoriu, bet šitus visus taip pat čia važiuosiu per tą sūdą. Tai šienais. Nu, ne per sūdą, tai važiavim pasiliksi, tai už prūdų atvažiuosi. Nu, tai už prūdų per tą į čia tada. Nu, tai taip, tai kaip tu čia? Važiuoti. O kam tu valai tą sniegą nuolėt? Ką? Kam tu tą sniegą valai? Saulytės ką duotų? Saulytėm. Ką nėtų, saulytės. Gal pasičiužyti norima? Tai žodžiu, kaip viena moteris pasakojo, tai jie turi pasiėmę tas, čia apie jaunosius ūkininkus šneku, nes aš dar telpu iki 40 metų jauni ūkininkai gali tikėtis būt. Tai dar 5 metus turiu.
Tai va, tai irgi seniau būdavo ne taip sugriežtinta, tai žmonės darydavo fiktyvės tas planus tuos ir gavę paramas, nu žodžiu, nieko jie neturėdami, gaudavo paramas ir išleisdavo savo reikmėm ir viskas. O dabar negauni to vienus į kitą. 100% išmoka, per 2 sykius gauni. Tai pradžią, paskui savo turi kažkiek, sudėti ir paskui gauni galutinę. Ir paskui kelis metus tave tikrina, ar tu vykdai tai, ar tu kyli į viršų. Tai čia yra šiaip didelė atsakomybė, aš manyčiau. Ir va, ir. Tai man tas yra įdomu, ar, tarkim, mes norim mane, kur garažiukas dabar yra prie Vasarinės tas prielipa, kur norim nugriauti. Tai sakykime, mes kol mes viską pradėsim tvarkytis, tuos popierizmus, tai sakykime, mes jį nugriaunam, prisistatom, įsirengiam, gal ne visiškai spėsim tą įsirengti. Bet plane mes rašysim jau įsirengiamui. Vienas iš punktų jau įsirengiamui tenais, kaip, sakau, mėsinių, bus mėsai tvarkyti patalpa. Tai man tas įdomu, ar jeigu mes iki tų visų gavimų paramos, jeigu mes įsirengiam, ar užskaitys, kaip, kaip jeigu aš parašysiu, kad jau jam jau įrengiamų, nors jau jisai yra įrengtas. Va, ką norėjau pasakyti. Paskui ūkinių irgi, tai su paukščiais, vištinykas, sakykime, tai paukščiais. Sakykime, turim galimybę, kas liečia Danielius. Jeigu mes vien tik savo žemę, tai mes, palei matavimus mes galim 4-5 vienetus jų turėti. Tai, realiai tik dėl savęs. Tai 2 pateles, patiną ir paskui prieauglis, tai ant mėsos, kas ten jau reguliuosis reikalus, bet turbūt čia kaip ir tik dėl savęs. Tai čia atskirs tvarkymas bus, reikės gauti leidimus laukinių žvėrių laikymo savo sklype. Čia kiti dalykai yra atskiras dalykas, bet irgi jau reikia turėti ir apsitvėrus tą plotą ir kažkokią tai stoginę pastatyti arba medžių, kadangi pas mus tai greitai medžiai neužaugs, pasūdyti, tai stoginę, pastogę kažkokią užuovėje ir gaudyklą. Va. Tai va. Taip atrodo viskas paprasta, bet nėra paprasta, bet šiukas tokias galvas turi, manau, ant pečių. Tai manau, kažką vis tiek sureiksim. Tik tais tiek, kad reikia neskubėti ir apgalvoti viską. Va. Taip ir kapuojamės tas skylės žuvytėm. Ir dar, pavyzdžiui, toks vienas dalykas irgi, iš kitų žmogaus irgi pasikonsultavau, kad pavyzdžiui, kai turėsiu ten tuos kursus praeit, paskui gausiu tą pažymėjimą ir tada jau registruosim ūkį. Bet registruoti ūkį reikia kažkur, sakykime, 2 savaitės likus iki rašymo paramai. Pavyzdžiui, kai paskelbs tenais, paramų tų laiką, tai 2 savaitės prieš
praktiškai registruoti ūkį. Nes per 2 savaitės susivaikštų dokumentai ir tada gali išlūžti. Iglį turbūt paleidu. Ką tu? Ir tada duodi prašymus tenais, ką reikia. Nes jauniesiam ūkininkam kai teiki, ten su tom paramom pradedi, tai sakė, išlūžti 2 metus gauni. Pavyzdžiui, negauni ne kompensacijos, vienas matėjau tos paramos. Negauni, nepatvirtina tau 1 metus, tada 2 metus tvirtini. 2 metus tvirtini ir jeigu tokį laiką padarai, ta prasme 2 savaitės likus iki teikimų paramos, gali išlūžti 3 metus gauti, pretenduoti į paramą. Nes šiaip normaliai tai gauni 2 metus. 1 metus negavai, tai gali tikėtis 2 metus, o paskui tai tiutių viskas. O čia gali išlūžti, kad įtilps ir į 3 dar metus. Kažkaip taip. Tai sakau, irgi rašausi, visą konspektuojus. Nes tai šakis. Reikaliukų yra šitame dalyke. Kažkas čiuožinėja. Smagu? Atlykėm į Pagramantį, kaip kalnas apšviestas. Šiaip... Gerai apšviestas. Juokingas bairis, kai mes dabar ieškom to apžvalgos tako. Tai kai didmiestį atlygė. Gal čia kažką. Čia sakausiu, čia reikia pasiimti. Pagramančių piliakalnis. O, vaikiuks. Čiuožinėja. Žodžiu, apvažiavę 6 kilometrus laukais, mes radome Pagramančio apžvalgos aikštelę. Va, šviečia. Čia aukštai litrės. Ką darysi? Bet čia dieną reikia atvažiuoti, o čia vaizdelis. Čia aukštai reikės lipti. Taip, iglytę reikės. O, taip. Va. Kiek tų aukštų čia ir neparašyta, kokiam aukštį? Ne. Tada pužikai įsijungtų. Aha. Aš savo telefoną paimsiu į pužiką įsijungtų. Susikerta. Tėte, Taip. aš tavo telefoną pasimsiu ten pužiką įsijungtų. Atekeliu. Ką lėkiam dar Tauragėse. Pusę pažiūrėt, koks lanks mūsų švarus. Tai, valiau. Tuoj prie eglutės atleiksim. Eglutė. Pažiūrėk, tada paskui čia į tą eisi. Ne, čia neina jėt. Nu, gražu, ne, Tauragė. O kas ten yra? Pilis. Ką? Pilis. Pilis? Ale, čia pažiūrėkit, koks grožis. Čia karvė? Karvė?
Bėk prie eglutės, jei nori, bėk. Nu. Atėnų, kur tą iškišt. Praustogą iškišt. Prie fazio? Nu, tą juodą per te. Įlup šitą lentutę. Taip. Kokia čia palei kraštą įsilupt lentutę viskas. Koks skirtums, tai čia paskui nuvest. Nu, palei viršų. Akumuliatorinę. Su tokiais kabysim šitą. Tai čia prasivesim trifazių kabelį. Tai dėl to kabysim palei sieną, ne po žemę, nes tą mum skydinę turi iškelt ant to stulpo. O šito. Tai kai iškels ant stulpo, tai tada jau kasim po žemę. Dabar nekas. Nu tai va, neim iš karto visko padaryti. Taip kaip turi būti, tai čia va. Čia pim, ir paskui vasarinį. Elektros padavimui, paskui teliks sulaukti elektrikų, kad suskirstytų į fazes, po fazes, kažkas daug. Ten vidui dar vieną dėžutę statysim su saugikliais. Va. Tai ir viskas. Ne viskas dar. Šitą dar lempiečką pasikabysim. Čia. Tas lainiką nuimsim. Nes jisai naudos neduoda, o elektros ima. Čia šitą tai apšviesinai. Čia į vasariniai ir įėjimą į kiemą apšvies. Nu, judesiu. Nu, radai da varštų? Tai da, čia iš vienos biški, iš kitos biški. Reiks pirk čia. Tų dėžučių reik nusipirk, sakiau. Po kelias. Kad va, į tą pavažiuojant daryti, o neturim nelabai. Na, likučių žodžių. Naudosim. Tai tiek tų darbų šiandien. Ai, dar ką noriu pridurt į temą dėl tų paramų, ūkininkavimų ir taip toliau. Jeigu kažkuris, kurie stebit mus ir su tuom susidūrė, užsiimat, bandė, tai gal turit kokių patarimų, pataisimų mano kalboje. Tai rašykit, gal ne į komentarus, ten asmeniškai galite rašyti, kaip norit. Gal turėsit kažkokių patarimų toj vietoj, nes mums jaunikliam tai informacija bet kokia reikalinga. Aišku, nesakom, kad mes tikrai 100% į tai klimsim. Pirmiau dabar susikonspektuojam biškį informaciją, susirinksim, susižiūrėsim ir tada pliusus minusus susidėję, tada spręsim, ką daryti. Bet vat, jeigu esat su tuo susidūrę, tai lauksim tų patarimų, kurių mums reikia. Oi, žiema, žite, rasikė sustingus visą. Nemėgstu žiemos. Nedžiugina mane tie sniegai ir taip toliau. Ane, to džiaugi žiema. Taip. Eikt. Smagu. Kodėl aš už tavęs ištekėjau tada?
klausimas. Kaip čia jūs? Čia taip. Nu, bandyk, nu. O, čia tauliau iškišiu brūčią, jeigu pasiekšiu ką nors. Ja. Nu, rapūžiu plastikinis, ką. Prisuka. Tik tai skažiai gerai padariau. Tai jau ne, turbūt atvirkščiai, nereikėjo. Gal geriau, o šitai. Nu, Bet čia tankiai nereik. ai, kur nors čia 4 kokius įdėti. Tai vat, klausėm dėl elektros. Čia mes taip šiektelėjom, kad reikės daugiau, kai susimokėti, nes čia tie... Kaip ten daro tą elektrą, jeigu nėra laidų, kaip projektą, ne projektą daro, projektą, ne? Jo. Nu, planą, kaip projektą daro. Bet mums tai gali nereikėti, nes vat yra vienas laidas tauras pravestas jau. Vadinas, kažkas didinaus jau gali. Tai mums dėl to gali atsėti daug pigiau, negu įsivaizduojam. Bent taip tikimės. Taip pat turi 11 imt. 11 imt, kad ką įdėtų tenais 20 ties? 5 amperų. Tai 20 kai įdėtų amperų. 25 jau nededa nieks. Ja. Reikia tada daug, o mums daugiau kažkiek čia leisnė, aišku. Tai mums 11 užteks. Užteks ir daug. Dabar, kadangi gyvenam su 4, ne? Dabar su 4. Tai va, kažkada turbūt naikys tuos stulpus. Ir galėtų naikyti, nereikia. Na, bet jau čia kaip ir nebūsų bėdus. Aišku, eiliniai žmonės vis tiek turėsim susimokėti. Šią paslaugą turbūt. Aha. Jau čia dėrikas suktane. Dėrikas. Gabaliukais čia sudėta, galiukais. Vat kokią sieną nam čia nuo tų juodalksnių, ne? Visa nušiurus, nukerpėjus. Tai čia jeigu apdailą darytai, tai kažkokią spalvą, kad pasimatytų. Nes vėlgi, kad apkerpis, aišku, nuo tų medžių. Tai čia tipo veranda irgi plėviai dėta, ne? Tai visur dėta, tas plėviai gerai. Pakišau kažkur tą pauroberoidų tą laidą. Suskau kur nete, da, plėšiau. Va, dar vieną reik čia. Tai čia daugiau nereiks, jaučiu velniu. A, paskui matysim, čia galą palikti, reik matysiu, kaip jisai čia kaip. Ja. Kažkau reikia daugiau jų. Kietas, ne? Tai da sušalęs. Tau patraukti eitų gal? Pabandysiu. Jo! Nu, davai. O kiek čia jau trauk? Aha, biškai. Žiūriu, kaip čia. Čia jau turėtų užtek. Jo, tai biškai daug. Pagalvoju, kiek čia. Randys byra. Nu, vieną dar tek. Ties kampo. Na, jau užteks, ne? Apa. Tai va, kol elektra neiškelta, negalim verandų šitos va griaut. Nu, pirmiau reikia įsikeltą. Nu, kai iškels skaitliuką mūsų, tai tada tą griausim ją iš naujo reikia perstatyti. Nes jinai yra ant kaladžių be pamato.
Čia vis tiek aplink namą reikia pamatą apliet, apšildyt. Ir tuo pačiu verandą išsiliet. Oi, kabelį įvyniauti reikia. Lempa taip jungs. Šitaip. Ir čia. Serdys prijungs. Galvom iš pradžių vest, bet ne vis. Jau sriuba gatava. Kas? Sriuba jau gatava. Tai kai būsi pasiruošęs, eisim valgyt. Dabar noriu tą kabeliuką čia prisukt. Ar tepalą pečių atjungiai, ne? Ne da. Aš dabar elektrą atsijungt turėsiu. Tai gerai, jau gana ten nėra reikalo šildyt.